Atomiai, atrodo, turi savo unikalią prekės galią. Nors konkurencija visada egzistuoja. Ką manote? Kas yra ta unikali Atomiai prekės galia? Kuri ją išskiria? Klausimų lygis kyla. Manau, kad atsakymas į klausimą, kokia vertė yra Atomiai kaip prekybos įmoniai, yra paprastas atsižvelgiant į jos esminės savybės. Prekybos verslas yra susijęs su gamintojų ir vartotojų, sujungimu trumpiausių kelių ir mažiausiamis sąnaudomis. Manau, kad laikydamiesi pagrindinių principų ir būdami ištikimi savo veiklai, mes nesistengėme daryti kažko ypatingo, kad išsiskirtume iš kitų įmonių, kurios to nedarė, tiesiog laikydamiesi esminio principo. Mes šiek tiek išsiskiriame iš tų, kurie to nedaro. Nors kalbate nuolankiai, būti ištikimam pagrindiniams principams iš tikrųjų nėra labai sunku. Apie tai lengva kalbėti. Pavyzdžiui, dabar kuriant dantų šepetėlį, jis buvo parduodamas už 2200 vonų. Jei taikome akciją 3+1, kaina gali nukristi net iki 1600 vonų. Nuolaidų parduotuvėje yra blogiausia kaina. Tačiau tada pakviečiame tą savininką ir sakome, kad turime parduoti už mažiau nei 1000. Taigi, ar neturime mokėti komisinių, turime mokėti. Tuomet turėtų likti šiek tiek pelno ar ne. Turėtų likti tai, kiek mes turime tiekti. Negaliu to suderinti, sako jis. Taigi, aš dabar paklausiau, kiek yra pilnų formų. Šis žmogus nustebo. Manoma, kad nežinai. Koks prekybos įmonės pirmininkas kalba apie ertmes. Taip, todėl dabar aš dedu tai į keletą uncijų talpinančią injekcijų mašiną. Taip aš paklausiau. Taigi, nuo to momento jis iš karto išsitiesė ir jo požiūris pasikeitė. Kuria kryptimi yra oro ventiliacija, jis uždavė keletą papildomų klausimų. Tada pagalvojau, kad šis žmogus yra tas, su kuriuo verta pasikalbėti. Ir kad galime bendrauti. Todėl stengsiuosi nepalikti nieko, nepasakyto. Fabrike paliksime 10%. Tačiau, jei dabar direktorius gamins taip, kaip gamina, bus nuostolių. Taigi, pirmiausia, uždėkite ertmę ant formos, o injekcijos mašinos gali būti tiek naudotos, tiek tinkamos, todėl įsigykite naują įrangą. Ką daryti, kai perkate žaliavas? Ar jas perkate 20 kg maišais? Ar perkate tombak maišais? Tai daroma taip, reikia eiti į vietą, su grynaisiais pinigais ir nusipirkti per tombak, tada kaina gali sumažėti nuo 20% iki 25%. Manau, kad taip ir bus. Aš sumokėsiu už medžiagas avansu, nes jei noriu jas pirkti tombak, reikia pinigų, sumokėsiu avansu. Todėl mes perkame žaliavas tokiu būdu, dažniausiai jas gauname skolon. Gaminame ir parduodame, o tada sumokame pinigus. Taigi, mes suteiksime avansą. Ar galite suderinti kainą? Tada jie atsakė, kad pabandys. Taigi, jei tiesiog naudojate galią, kad priverstumėte suderinti šią absoliučią kainą, tai gali veikti laikinai. Bet ilgainiui to nebus. Galima ištverti. Todėl tai nėra win-win žaidimas. Taigi, svarbu gerai suprasti situaciją. Iš jų pusės. Tai yra tai, ką mūsų profesorius Jon Jong-guk sako. Turime turėti užuojautos ir meilės, kad įmonės galėtų išgyventi. Ir aš tam teikiu aktyvią paramą. Taigi, tam, kad tai padarytume, reikia, kad techninis pirmininkas turėtų pakankamai patirties. Taip. Dabar mes tiksliai supratome Atomiai verslo modelį. Aš taip pat supratau.